Basket News LT tinklalapis tęsia pažintį su Lietuvos krepšininkų ir trenerių automobiliais. Šį kartą nusprendėme pasivažinėti kartu su Pasvalio Pieno žvaigždžių komandos nariais. Kelionę pradėjome atsisėdę už erdvaus ir galingo puolėjui Pauliui Morkeliūnui priklausančio BMW 530 vairo. Sveiki visi! Basket News LT tinklalapyje tęsiasi rubrika Ant ratų. Čia Pauliaus Morkeliūno BMW, o čia ir Paulius Morkeliūnas. Sveikas gyvas! Labai neblogai rieda. Gerą mašiną ir gerai rieda. BMW fanas esi? Nepasakyčiau, iš tikrųjų Volkswagenų fanas buvau, tik šį kartą ant BMW peršokau. Kiek laiko jau turi šitą gražuolę? Nepilnus pusę metų, man atrodo. Ir nesigaili? Pakol kas ne. Biškį investavau į remontus, bet dabar jau mėgaujuosi važiavimu. Klausimas iš gatvės. Gal turite klausimą Pasvalio Pieno žvaigždžių krepšininkui Pauliui Morkeliūnui apie automobilį? Aha. Ar dažnai važiuojate į servisą? Apsilankau, iš tikrųjų, čia buvo tokių porą problemėlių, bet dabar jas įsprendžiau. O šiaip eilinė tokie patikrinimai, žiemos metu tai akumuliatorius buvo nusėdęs, tai dar kažkas, tai neužsivedu dar kažkas. Bet šiaip tokių rimtų problemų vienas tik turėjęs, susitvarkiau, kaip ir nieko, dabar problemų nėra. Gal iš tikrųjų pirmą mašiną su galų varomą, kurią turėjau, tai šią žiemą iš tikrųjų bijau net vairuoti, bet iš tikrųjų nieko tokio baisaus neatsitiko. Iš tikrųjų, jeigu vairuoja atsargiai, viskas tvarkojant, praslydimo sistema veikia puikiai, geros padangos, jokių problemų. Papasakok dar kartelį, kas ten buvo pavogta. Šitas mano buferis, buvau savaitgalį grįžęs pas tėvus, dar kai Vilniuje su šitą komandą gyvenom, tai šeštadienį parvažiavau, palikau mašiną prie tėvų namų ir sekmadienį atsikėlęs ryte žiūriu, kad viso priekio nereikia. Iš tikrųjų, gal tai buvo net pirmadienio rytas, kai reikėjo pirmadienį važiuoti į Vilnių. Ir pažiūrėjau, be buferio stojo mašina, tai teko autostradą lėkti, buvau sustabdytas galbūt 3 kartus pakeliui į Vilnių policijos, pasiaiškinti dėl ko be priekinio numerio. Sakyk, mielas Pauliau, ar dažnai tenka verkti, kada šitą atidarinėjai? Iš tikrųjų ne. Nedažnai, nes gal kažkur bandom pigiau kuro gauti, dyzelį, kaip sakom, Lietuvoje. Kur? O čia paslaptis jau. Yra taškas? Yra taškas. O daug taškų šiaip yra Pasvaly? Yra porą. Tai kai variklis? Užima biškį vietą. Klausyk, o kiek jisai ryja? Miestai iš tikrųjų gal net 12-13 litrų. Trasoje iš tikrųjų 6-7 litrai, taip kad tik trasos ir važinėti. Čia yra tasai kvailas telefonas, kažkada buvo labai šustras kaunėsi. Aš gal kokius 2 mėnesius jo ieškojau, kol internete pagaliau radau. Čia Nokia V40. Vienintelis telefonas, kuris šio modelio BMW tinka, kaip gamyklinis eina. Kaip suprasti, Nokia, o Motorola ženkliukas? Ne, čia yra Motorola V40. Motorola? Čia yra Motorola V40. Tai, kaip matau, speciali dar įranga yra, ne? Ten jos rodyti negalima, aš kaip supratau, Kaune gyvenu, tai jeigu buferius ima, tai ir šitą gali paimti. Dėl to ir nerodau, nieko matau. Tai kam tas basavykas? Kad gražiai skambėtų muzika gražiau, nes pas BMW labai žemo to garso nėra. Tai įsidėjau. Bet padėjo, ne? Brangus daiktas tas basavykas? Ne, per pažįstamus pirkau. Iš Ričardo gal? Ne, iš buvusio Kauno žaidėjo. Kauno, kur klube lošėm praeitais metais. Rolando Jakšto. Jis suderino, atvežė. Tai jisai kaip Anthony Buvis daiktus išparduoda? Ne, ten kažkas šeimos verslo lygis turi. Paspaudę rankas su Pauliumi, puolėme dairytis kitų pieno žvaigždžių ratų ir ratukų. Tų, kuriuos vairuoja ekipos treneris Nerijus Zabarauskas, sunku nepastebėti. Galingas ir pravažus Nissan Patrol. Pasak paties Nerijaus, puikiai priemonė įveikti gerbėjų apsuptis ar įkyriai pavežti prašančius komandos draugus. Gero automobilio turi būti daug, sako treneris, kuris savo keturagį žvėrį tiesiog vadina mašina. Sveiki, gyvi treneriai. Gerą dieną. Ką vairuojat? Mašina. Kokia, pasakokit plačiau. Nissanas Patrolis. Turbūt visas kliūtis, kokias gali sutikti kelyje įveikia. Pirkau mašiną tam, kad kurie galbūt nebegina pravažiuoti, aš pamėginsiu pravažiuoti. Per kokias didžiausias kliūtis jau teko važiuoti Pasvalyje su štai šiuo Nissanu? Per Pasvalio duobes ir per gerbėjų mines. O dažnai tenka servise lankytis? Servise. Draugų turiu servise, ne į garažiukus nuvažiuoju. Tai iš principo į servisą nevažiuojat, garažuose tiesiog pigiau ir viskas? Nėra ką taisyti paprasčiausiai, kiek aš čia turiu. Kol kas jinai man didelių problemų nekelia, pasikeičiu tepalų žvakės, toks mano ir remontas. Treneri, ar dažnai tenka štai šiuos valytuvus įjungti
Be abejo, pasižiūrėkit nuo darbo kaip nudylo. Čia tik nuo darbo. Koks vairuotojas esat? Greičiausias drausmingas. Greitai drausmingas, jo. Aš stengiuosi, aišku, laikytis visų normų, kur galima biškį paspaudžiu, kur negalima sustoju. Bet stengiuosi laikytis eismo taisyklių. Ar būtent šis patrolis turi kokį nors minuso? Minusų, prieš šviesoforą su BMW nepalenktyniausi, bet laukiu savo momentų, laukiu, kada ateis žiema ir pasiūliusiu tada BMW palenktyniauti kitur. Sakykit, čia automatinė ar mechaninė pavarų dėžė dabar nesimato? Mechaninė. O kai pirkote, jums buvo prioritetas mechaninė ar automatinė? Kad neužmygčiau, nes, norisi kažkokio judesio, norisi, kad ne vien tik tai kelią matytum, kad galėtų ir rankos padirbėti biškį. Bet šiaip tai dėl pravažumo, dėl ką, tai geriau yra mechaninės, nes gali ir užtraukti, ir užstumti. Su automatinė jau tokių problemų neišvengsi. Kada įsigijote šį automobilį? Prieš 6 metus. Ir per tą laiką didžiausias gedimas, kuris buvo atsitikęs? Žvakių pakeitimas ir akumuliatorius. O, čia kaip įdomiai atsidaro? Be abejo. Ir įlipo mišūdą. O kas per kilimėlis ten, toks įdomus labai adijeliukas? Čia į gamtą, kai išvažiuoju, kad jeigu ką prireikia, iš karto yra stalas. Visada mėgot tokius didelius automobilius? Ne, turėjau ir mažesnių, turėjau ir 2 durelėm, bet visą laiką galvojau, mėgėjęs aktyvesnių poilsio, tai visą laiką man buvo prie širdies tokios mašinos. Ne miesto mašinos, ne kažkur tai pasipuikuoti ar ką ten mieste, bet man turi atitikti. Aš turiu pravažiuoti, aš turiu gerai pailsėti. Man patinka gamtoj, todėl ir pas mane tas automobilis. Tai dabar, jeigu suprantu, tai automobiliai vis didėja, kas kitas, Hammeris gal? Kitas, jo. Gerai, treneri, užteks, primelavom apie tą patrolį, tai gero kelio, treneri. Let's all get drunk tonight. Hell, I hope I don't fight with the Pasvalyje gerų automobilių ir talentingų vairuotojų netrūksta, bet patys rimčiausi vyrai po vieną nevažinėja. Keliamės į Panevėžį, kur dienas už aikštelės ribų leidžia dar 2 pieno žvaigždžių krepšininkai. Gytis Sirutavičius, grįžtantis aplankyti tėvų, ir Aurimas Kieža, grįžtantis aplankyti Gyčio Sirutavičiaus. Bet pradžioje įsiaiškinkime, kamgi priklauso štai šis stilingas ir manevringas laivas. Kaip sako vokiečiai, liaudės vežimas. Buvo, ne tą bėgį įmė. Sveikas gyvas, Aurimai. Labą dieną. Ką čia vairuoji? Mokinuosi, va, su mechaninė dėžė vairuoti. Pirmas syk prisėdau. O kas mokytojas? Gytis Sirutavičius. Tai, Aurimai, čia tavo mašina ar ne? Čia ne mano mašina, čia Gyčio Sirutavičius. While we're drinking and we're driving, hope I don't wreck when my vision get blurry. Sober up looking at an all-white jury. Judge don't like no drunk like me. Punk might give me strike. Ne, lygtais nevokta. Gal ir pavokta kažkada buvo, bet dabar priregistruota normaliai. Gyti, ar gerai vairuoja, Aurimas? Mokinasi. Pažangą jau padarė, va šiandien jau tikrai geriau vairavo. Tai gal sėdam vyrai kartu pasivažinėsim? Sėsk, jeigu nebijai. Ne, aš labai drąsus. Gerai. Come on, homes. Let's all get drunk tonight. Vairuotojams apsikeitus vietomis ir virš pedalo atsisėdusiam labiau patyrusiam Sirutavičiui, nusprendėme iš vidaus įsitikinti, ko verta šis masyvus vagiamiausias šalies automobilis su galimai Aurimo Kiežos, nors pastarasis to nepripažino, nubrozdintų bamperiu. Pasivažinėkime visais 4 varomais Sirutavičiaus ir Kiežos ratais. Gyti, kodėl Passatas? Passatas lietuvių mylimiausia mašina. Volkswagenas, Passatas, Golfai. Nežinau, didelė, gera šeimininė mašina. Nesiskundžiu, kad kažkas gestų. Į servisus dažnai nereikia užsukinėti. Počipavo neseniai, taip? Dabar lupo, kai galėtų įdraguoti, galėtų eiti. O tai, ką reiškia počipavo? Ką reiškia počipavo? Biškį galingumą pakėlėm automobilio. Dviesės, Aurimo. Galim sakyti ir taip. Viena vagiamiausių mašinų Lietuvoje. Prieš 5 metus gal ir baisu buvo, kai buvo
va, tik nusipirkta, o dabar tai jau ne, dabar. Seniai jau nebėra tų bėdų. Nėra ką nulupinėti, kaip kai kuriuose mašinose, ten visokių parktronikų ir dar kažko. Tai nėra tų bėdų jokių. Kodėlgi važinėjate dviese? Tai mokinomės važinėti, va, Aurimas su mechaninė, papietavo, va. Atvežė Aurimą papietauti. Jo, papietavo, dabar ledų važiuosim, nusipirksim. Paskui zoologijos sodą nuvešė, ne? Nu, į miško miestą aprodyti. Aurimai, o gal tu paaiškinsi, kodėl vis dėlto dviese važinėjat? Taupomo sumetimais. Ne per daug uždirbam dabar. Lietuvoje randamės. Kuras brangus. Ką reikia? Susimesti, abudu vis tiek Vilniuje gyvenam. Į treniruotės irgi ten pat reikia būti važinėjom. Nu, ką? Susimetam dviesi ant kuro ir važinėjom. Po kiek metams tai? Nežinau, dabar neskaičiavom. Reikia paskaičiuoti. Gali mėnesį ataskaitas darom šiaip jau. Kiek ryja gyti tavo Passatas? Priklauso, kaip važiuoji. Nu, kaip tu važiuoji? Kaip aš važiuoju? Mieste? Mieste apie 9 litrų. Mieste 9 litrų. Nežinau, dar nespėjau pagauti, bet gal neapgaudinėja žmogus. Vis tiek jau seniai pažįstami, esam geri draugai. Gal neapgaus. Ar dažnai genda? Ne, tikrai ne. Šiaip aš labai patinka man tą mašiną, aš ją labai prižiūriu, viską laiku keičiu. Tai dabar irgi va neseniai diržus visus variklio su įtempėjais visais pakeičiau, kad, nežinau, šiais metais planuoju parduoti, bet kad žmogui būtų, kad neįkiščiau kaip koks tikras lietuvis. O kas dažniausiai prašo pavežti be Aurimo? Be Aurimo? Kas nori į Vilnių važiuoti? Bendžius. Nu, čia Bendžius ir Kulvietis pastovi važinėja į Vilnių ir niekada ant kuro nesimeta. Haliavai važinėja visą laiką, hebra. Jaunimas dar nesupranta, aišku, bet va, gal pamatys save per televizorių, tai gal supras, kad reikia prisimest prie kurų. Sako, jeigu visada imi ir nieko neduoti, stengiasi uždyka, tai esi Alfonsas. Nu, tai gerai, Kulvietis su Bendžium Alfonsai abudu. Nu, žmonės gal neuždirba, gal daug uždirba, bet gal neįprasta, tai iš tikrųjų tai nė kartą ir neprašiau. Bet iš tikrųjų tokių dalykų turbūt nereikėtų prašyti, ne? Tikrai ne. Bet jeigu duotų, tai ir neimčiau iš jų. Užtenka iš Kėžos daug pajamų. Gytis sako, kad neuždirba gal. Kodėl neuždirba? Lietuvos Ryto žaidėjai? Taip? Manau, kad uždirba pakankamai. Bent jau ant kuro. Ant kolegos automobilio Aurimai prašai dar nufilmuoti esantį, ką ten tokį, sakai? Kakutį. Paukščio kakutis. Nieko baisaus. Aš mačiau, prisimenu, Andratų anksčiau filmavo iš Kauno žaidėjo. Delašų, kiek prisimenu, man atrodo. Jo, ten buvo apšikta kaip reikalas. Tesinys čia, tesinys. Lupė, kas čia buvo? Čia nežinau, čia po žiemos jau. Čia kai manęs nebuvo, kai mašina važinėjo svetimi žmonės. Čia ir nutiko, va. Čia galiu ateiti parodyti, va. Tai sakai, kolega, ne prie ko? Ne, tikrai ne prie ko. Čia nežinau. Reikia jėgis pasižiūrėti, ar nemeluoja. Išsisukinėjo iš karto jau. Taip, jau man skambina, aš čia negaliu kalbėti. Ką įdėjom, tas ir yra. Kėdutė. O nafik rogės? Rogės nafik. Dukrytė važinėja su rogiam. 2 skėčiai, va. Žiūrėkit koks. Priimk po skėčių mus, priimk abu. Kažkas po skėčių bus. Pajausi to. Nedaug iki minėtų trūksta jau, manau jau. Lyja lietus, aš šlapia, bėgu per balas, skėčių tekina. 2 vaikinai mane stebi paslapčia, mūsų žvilgsniai susitiko nejučia. Priimk po skėčių mus, priimk abu. Kažkas po skėčių bus. Linksmų plaučių vyrukai, išmargintas automobilis, užrašas ant galinio stiklo ir gera nuotaika. O, jie grįžta. Karolis Tiškevičius, Vytautas Mikaitis, Basket News LT.
viską išplaus lietus, bet ne jausmus. Volkswagen, das Auto.